Tai ką, pradėsiu kaip visą laiką. Aš visiškai pilnai nematau, o pakau 12 metų būdamas. Tai darau šitus laivus tam, kad parodyti, kaip akliem viskas vyksta. Sporto treniruotė, sporto šakose, kaip šiaip noriu jūs apšviesti, dėl to visą tai ir darau. Šiandien esu su treneriu Aduriu Bakovu. Trenerius papasakoti, o jūs, nes aš ir pats šitie sakant primiršęs, kokie jūsų pasiekimai Lietuvoje. Aš buvau Lietuvoje Lietuvos 2 kartus čempionas, Europos vicečempionas, šiaip daug, apie 40 mėgėjų kovų turiu. Kokios svorio kategorijų čia? Visokių, nuo vaikystės, nuo 14-13 metų sportuoju, tai visose kategorijose kovojęs. O dabar ir 60 kažkeliuose ir 90 kažkeliuose. O dabar kurioje kovoja? Dabar 75. Ai, 75. Profose kovosiu. Turbūt aktuali daugumai tokia tematika, kad visi ir jutimėjai esat rungtinė. Kovojau vieną kartą. Kovojat, man prieš Danilą. Kovojau vieną kartą, bet traumuotas labai ten buvau ir sunkiai tingavosi man ruoštis, tai po kovos iš karto. Ką? Bet laimėjot kovą. Laimėjau kovą nokautų pirmam raunde, bet paskui po kovos iš karto operaciją dariausi ir reikėjo klubą išsioperuoti. Dabar atsigaudinėjau. Dabar atsigaudinėjau ir eisiu toliau nokautot. Ir tikitės, kad grįšite į jutimį tikrai? Grįšiu, anksčiau ar vėliau tai grįšiu. Nežinau, kada tik tai grįšiu. Aš tikiu. Tai ką, pradedam? Jo, Lėja, kiek maždaug dabar? 17. Gerai, labai 17 gerai. žmonių. Jau renkasi po biškį. Tai gerai. Pašokinėsim Danieliaus sušokdinį iš pradžių tada. Hebrytė Biškį prajudinsim tave. Visiškai pilnai nematau, aklas, klauskite, jeigu kažko reikia. Dabar aklas kovos menų treniruotėje. Čia to Lietuva dar nematė. To Lietuvoje dar nebuvo. Tik pažiūrėk, ar gera tau šitą? Šokiniai šiaip sušokdinė? Trefkėse pas save? Pabandykim. O šiaip kaip pats sportuoji, džime, atletikoje? Čia galit muziką pagarsyti gerai? Aha. Aš sušokdinę nemažai šokinėjom. Nu pabandysim, pažiūrėsim, kas gaunasi. Šiaip bokse labai gerai yra šokdinė. Kuo? Ką? Kuo gerai? Footworku. Kojas, kad dirbtų gerai. Ant kojų lengvumo labai reikia. Nematot biškį sunkus tą šokdinę? Man čia pradėti jau? Jo, bandom. Gerai. Pažiūrėsim, kas gausi. Tai palei garsą aš kažkaip pabandysiu. O. Ir dabar stenkis kuo mažiau vargintis. Lengvai stenkis. Iš vis stenkis atsipaldavęs šokinėt. Blet. Pas mumis grupėje taisyklė yra, kai trefkės vedu, keiksmažodis 10 atsispaudimų. Gerai, atsiprašau. Bet šiandien galim tos taisyklės. Kaip nematai taip sunkus tai šokinė. Pala. O, gerai. Tik labai aukštai atrodo šokį. Pabandyk žemiau biškį šokį. Va. Ir ramiai. Stenkis, ramiai. Man per ilga, treneri? Per ilga. Man atrodo, kad biškai per ilga, jo. Jo, galim pabandyti trumpesnę paimti. Labai gerai. Tai va. Hebrytė, aklas, kovos menų treniruotė. Po šitos trefkės jau minimum 6 žmonės turės iš paringui. Jo. Kovos menų treniruotė, aklas, pažiūrim. Tas sušokdinė, žinokit, žiauri, kaip nematai. Šitą gal per trumpai jau bus. Van. Nu, pabandom. Dar tau liko 2 minutės pašokinėt. Va, gerai. Va, gerai labai. Ir dabar stenkis tik mažiau šokti viršų. Va. Truputį. Amba. Įsitempėt. Stresuoji prieš laivą. Aš nestresuoju, man tiesiog nepagaunu kažkaip. Aš jeigu noriu šonę, galiu irgi šokinėt, lengviau bus gal. O, gerai. Dabar per galvą. Dar pusę minutės pašokinėjom. Pasitenk tik lengvai iš vis. Kuo minkščiau ant kojyčių. Eik, tu nafi. Davai. Žiūrėk, žinai kaip pabandyk dabar nesudėjom kuom šokinėt, o pabandyk lik vietoj, tai bėgtum. Jo, va. Ir stenkis lengvas iš vis būtų ant kojų. Kvėpavimas. Kaip ir plaukime. Dar 10 sekundžių. 10 sekundžių, pašokinėjom. 5. Gerai laikas, prasivaikščiok, dabar biškį prasikvėpok. Aš taip nekvėpau. Dar apšilimą tik pradedam Danielium. Dusina? Kas? Dusina, sakau. Plaukime, šiaip plaukimą, kai varau plaukiot, neišmokstu technikos normaliai kvėpuot. O tau lygiai tas pats kovos menuos ir praktikos nėra daug labai ir taip gaunasi. Tai čia kiekvienas savo srity. Jo.
Žiūrėk, dabar atsisuk ten, gali liepą iš šono dabar biškai. Labai lengvai jo, į priekį dabar bėgi, žiūrėk, rankas mėtai viršų, į apačią, vieną į viršų, mėtai kitą į apačią. Kaip, tipo taip va? Jo, vieną į viršų, kitą apačią. Tai va taip? Jo, bet ir bėgam labai lengvai į priekį. Manim, taip. Bet prasimėtik taip, žinai, kad prasitemptų. Hop. Jo, vieną atgal meti, ne į koją savo dūžai, bet vieną už savęs meti, o kitą už galvos. Jo, va. Tik atsipalaidavęs, lengvai bėgiai ir pramėtai. Gerai. Apsisuk dabar. Atgal dabar šiek lengvai bėgam ir apsikabinėjai save, mėtai į šonus rankas. Ir tai va? Jo. Op, pramėtai. Va, gerai. Įsitempęs tik labai. Gerai. Žiūrėk, dabar vėl link manęs varai. Vieną į priekį sukam, kitą atgal. Vieną atgal. Vieną į priekį, kitą atgal. Seniau sukdavai, prisimenu. Čia būdavo, man atsimenu. Seniau sukdavai. O, va, iš lėto jo pradėk. Gali sustok iš vis ir sustojęs vietoj suk dabar vieną į viršų. Man taip smegenyse nesusiveikia. Prajudins. Kai tipo vieną į priekį, kitą atgal. Jo. Visi galvoja, kad boksė vien tik muštis reikia. Bet reikia daug ir galvo pajungti. Leo. Gerai, atvirkščiai dabar. Gali pasakyti, ką rašo? Atvirkščiai. Kodėl mečiau plaukimą? Nu gerai, tuoj pavaisim ir tema papasakosiu. Gerai. Vėl apsuk. Dabar per alkūnės prasiskam rankas. Tai va? Jo. Bet plačiai. Stenkis kuo didesnius mostus, kuo didesnį spindulį ratą padaryti. O, apie vieną pusę, biškį, kitą pusę. Gerai, sukabink rankas dabar delnus, o priešus prajudam ir vienu metu galvą irgi prasukinėjom. Į vieną pusę, į kitą pusę. Gerai. Dabar rankas į stovėseną. Aukštai rankas į stovėseną, o ir korpusą prasukinėjom. Viršų tik, žinai? Ai. Va, jo. Bet atgal irgi atsilašinėjai. Ir didelį ratą, didelių spindulių. Jo, va gerai. Du ratus į vieną pusę, du ratus į kitą pusę. Į kitą pusę sukam dabar. Prasijudinam. Žiūrėkit, hebrytė, parašykite į chatą, kad pamatytų Lėja, ar veikia mikrofonas. Ar mūsų mikrofą veikia trenerių ir mano. Parašykite. Gerai. Žiūrėk, dabar kojas pilnai ištiesiam. Nusilenkiam prie pirštų ištiestų, prie kojų ištiestų palaikom. 3 sekundės. Taip, va, taip nusileis. Jo, kiek gali. Užtempiai palaikyti 3 sekundės ir viršų lubas dabar siekiam, stebimės. Vėl prie kojų leidžiamės. Lėja, Vėl į viršų. parašy, kad veikia? Gerai. Vėl į viršų. Ir dar vieną kartą. Į apačią ir į viršų. Liau, vis aš nelankstus, pažiūrėkit, aš nepasiekiu savo. Nu, vos pasiekiu pirštus. Gerai, ir į viršų vėl. Ok. Gerai, kad toj treneriai dabar pažiūrėjom, ką rašo žmonės. Kodėl matyti plaukimą klausė? Dar taip. Tai tiesiog, tipo, psichologiškai gerai nebesijaučiau. Aišku, čia nėra tame, kad kaip visi galvoja, čia galbūt slabakas, esu, tipo, pasidaviau tam psichologiniam kažkokiam spaudimui ir tai motivacija tiesiog nukrito dėl to, kad sekundės nekrito, negerėjo. Bet ne, čia visiškai to nėra. Tiesiog nenoriu plėstis čia galbūt per daug, bet buvo tam tikri psichologiniai dalykai negeri, bandžiau keisti trenerį, bet ten visokių irgi baseinė apie mane kalbų sklido negerų, tipo paleistų visokių buvo nesąmonių. Šiaip tipo ne kiekvienas treneris apsima neįgalų treniruot, dėl to man kažkaip atrodo taip, kad visas gyvenimas ir likimas sukasi link to, kad reikia išeiti tiesiog iš to ir bent ir šią dieną tai nesigailiu. Šiaip, tipo, tikslas vis tiek, manau, visų ateityje išlaikyti šeimą, save pilnai išsilaikyti, o išplaukimą, man atrodo, kad tai sudėtinga padaryti. Tik tais vienetam pasiseka. Bet žinai, visokių momentų irgi būna, gal grįžti kažkada prie plaukimo. Tai... Aš irgi šitam sportą turėjęs pertrauką, aš 3 metus irgi esu net nesportavęs. Aš vis atsiribojęs buvau nuo šito sporto. Bet vis tiek kažkaip gyvenimas sugrąžindavo. Nu, aš dabar kokius jau 2 metus kažkur, 3 irgi panašiai atsiribojęs. Jo. Nu davai, nešalom. Paskui, žiūrėk, atsistosim dabar, jo, pėdos vienoj linijai čia, tiesiog, ir bėgsim prisiminti, bėgam tiesiais smūgeliais. Jo, atsimenu. Jo, nu ir varom, tiesiais. Smakrą žemai, bet jo, bet nereikia stipriai dabar, aš noriu, kad tu atsipaldavęs, kad dar iššiltume. Gerai. Vieną kitą, 1, 2, 3, 4, o pirmėtai. Ir vieną taškas tenkis, grinai tiesiai. Va, gerai.
Bet aš noriu, kad dar suderintum su žingsniukais. Dešinę koją žingsnį darai, su dešinę ranką muši. Bum, su kairė koją žingsnį darai, su kairė ranką muši. Hop, ir iš viso atsipalaidavęs. 1, 2, 1, 2. Va. Ir stenkis dabar kuo mažiau energijos šiandien duoti. Lengvai, kvėpuoji. O, gerai, bet kvėpuojam. Kiekvienas smūgelių iškvėpinė į orą. Negirdžiu. Va. Gerai, dabar tą patį, bet apatiniais. Įsivaizduok iš apačios muši. Gerai. Apatinį. Irgi lygiai tokiu pačiu principu. 1, 2. Jo. Apatinį, tik apatinį. Aha, iš apačios. Į barzdą iš apačios įsivaizduok, noriu pataikyti. O žiūrėk, jeigu prieš mane stovėtum, čia. O čia va tokius. Treneris Barzdovotas. Treneris Barzdovotas. Nu, davai, varma. Barzdovočias. O tau Danielį laukia? Auga, paskatuosi, netinkama. Nu, davai, varma. O. Ok. Šoniais dabar bandom. Į šoną. Ir stenkis kuo lengviau dabar viską daryti. Nereikia mums dabar dar pavarti. Jo, bet vieną ranką aukštai, kitą muši, vieną aukštai, kitą muši. Vieną prie smakaro, prie barzdos. Prie barzdos? Jo, prie barzdos. Lik saugot barzdą. Gerai. Dabar ką daryti? Šoniais. Šoniais, aišku. Jo. 1, 2. O, gerai. Padarom 10 atsispaudimų. Dabar iš karto. Paskui palsėsim. Ir kvėpuoji. Dar 3. 1, 2, 3. Gerai, atsistosim. Ir 10 pritupimų su šuoliuku. Davai. Hop. O rankas į viršų. Tupi, rankos prie veido, šokį, meti rankas į apačią. Gerai. Tupi, rankos prie veido, Jo, bet kaip šokį, ne į viršų rankas meti, o į apačią. Linkojų, žemyn. Ai, aišku. Dai, 10 tokių lengvų padarom. Va. Ir pajus kritva. Va čia. Dar 5. 3. 2. 1. Hop, pasivaikštum. Nulėja dabar tu pasakyk. Ką rašo? Jo. Rašo, Ada žvėris lauksim. Sulauksit. Nežinau kada, bet sulauksit. Kas rašo, kokiu vardu gal pažins, Adas? Aišku. Anonimai. Kiek žiūri? 5-6. Ai, čia nukrito. Žiūrėkite, jūs rašykit, pakurkit laivą, pakurkit čiatą, rašykit. Pakurkit judės, tada Danielius čia daugiau judės irgi pakurkit. Jo, jūs, tipo, rašykit, kas jums įdomu, Ado klauskit, kaip trenerio, manęs kaip aklo, išbandančio čia šitus kovos menus. Dar rašo linkėjimai Adui nuo Orinto ir Pito. Važucha. Nu, prasikėpavai. Jo. Žiūrėk, dabar duosiu hanteliukus ir minutę su hanteliukais, minutę be hanteliukų. Ir viską tą patį. O prieš tai, kai bėgom su smūgeliais, ne? Ne, kiek šitą patį man nepatinka. Žiūrėk, dabar ne tik tiesius, bet kokius nori vėl. Ir tiesus, apatiniai, ir šoniai, viskas, kokie nori. Bet irgi. Ir stenkis per 2 minutės nesustot. Ok? Ir už minutės aš iš tavęs hantelius paimsiu. Ir varom. Tai žodžiu tiesiog, bet vietoj. Jo, vietoj. Gerai. Tiesus, apatiniai, šoniai, kokie nori, varom. Mėtik smūgius. Bet lengvas rankytės. Neįstem per daug. Laisviau. Ir reikia, kad smūgiai non-stop. 1, 2, 3, 4, 5. Va. Dar laisviau. Su kiekvienu žingsniuku turi daryti smūgį. Su kiekvienu žingsniuku smūgį daryti. Dešinę koją, dešinę ranką, kairę koją, kairę ranką. Va. Tik laisviau dar. Davai. Nestabdyk. Laisviau. Dar 20 sekundžių su hanteliais. Mėtai. Ne kombinacijos dabar, bet laisvai. Su žingsniuku, su kiekvienu žingsniuku. Davai, mėtai. Su kiekvienu žingsniu mūsų smūgiuotai. 10 sekundžių dar su hanteliukais. Dar. Čia nesigavo kaip su šešėlis. Čia ne šešėlis. Čia tas pats, žiūrėk, daug dar hanteliukus ir minutę be hanteliuko tą patį. Bet prieš tai kaip darėm, bėgai vietoj su smūgeliais. Davai, nekasilink. Nes visiems pasakysiu, kas irgi. Va, maldės. Va, super. Ir 20 sekundžių tokį tempą išlaikom.
Va, labai gerai, labai gerai. Kairį šonį tik toliau nuo veido biškį muš. 15 sekundžių. Varai. 10. Ant 10 galiuką visada reikia daryti, o ne rankas suleidžiu. 5, 3, 2, 1. Laikas. Gerai. Pavaikštom, pasilsim dabar ir užsidėsim pirštinės. Kur aš šadai pasidėjau gertuvę? Aš čia atnešiau. Ką čia užsimaišęs? Vanduo? Nieko, vanduo. Nepageri elektrolitų? Būna kartais, bet dabar nesidariau. Klausia, ar treneris sutiktų su Dirkšiu sukovoti ir per kiek laiko patiestas? Per kiek laiko patiešiau? Nežinau, per kiek laiko patiešiau, bet jaučiau patiešiau. Nejaučiau patiešiau. Treneri, bet kad svorio kategorija ne ta. Kad svorio kategorija ne ta? Nu, Bet aš esu su jo porą kartų paringavęsis. tai bet čia buvo prieš metus, ar kada? Nu, Tai dabar gal patobulėjęs, ne? o tai aš ir gal patobulėjau. Tai jūs taip užtikrintai savo, kad patiestumėt. Aišku, aš užtikrintas už save. Tai aš tikiu, taip turi būti jau, nu, bet... O galvoju, nepatiešiau? Blemba. Man reikia pamatyti jūsų kovas su kažkokiais kitais... Nu, tai pamatysi. Su kitais atlikėjais, kad aš patikėčiau. Kad visais tikiu, tai faktas, bet... Tipo... Jo, suprantu, ką noriu pasakyti. Jo, aš suprantu, nėra daug mano kovų. Aš šiaip palyginus, kiek laiko per gyvenimą sportuoju, tai nėra, kad žiauriai daug kovų turėčiau. Tai, nes aš toks būdavo... Pasitikėjimas, gerai, aš gerbiu už tą Bet pasitikėjimą. pasitikėjimo tai pas mane netrūksta. Aš gerbiu už tą pasitikėjimą, jo. O mes nešalam ir žinai ką, užsidedam pirštinės. Ai, gerai. Klausia, koks kovos sportas? Kas toks? Koks kovos sportas? Koks kovos sportas? Jo. Čia? Ai. Pasigirdo šiaip tai koks Ne, sportas. čia tipo ar kickboksas ar ką? Kickboksas čia. Bet šiaip su Danielius, kai sportuoja pas mane, tai su Danielium dažniausiai boksuojamės daugiausiai. Jo. Pasispardom irgi, parodysim, kai mokam spartis. Bet pagrindė rankytėm Ne, dirbam. čia treneris sakė, kad sportuojam, nes aš čia paskutinį kartą buvau prieš metus, man atrodo, jeigu Nu, tai bet sportuodai. Tai sakau, kai sportuojam. prieš metus kokias buvau, biškai palankydavau į kokią savaitę, porą... Ne, gal rečiau gal. Į porą savaičių kartą gal. Ačiū. Blemba, bet vienu metu tai dažnai varydavai. Būdavo, jo, man Gyčiu dažnai savaitę varydavai. bus porą kartų. Jo. Kiek lėja, žiūri. Prisimeni seniau šitą tokią pagalbę. Žiūrėk, duodu aš tau biškį. Prisimeni muždam šitą? Jo. Bet čia ne tas keturkampis, tas apalus biškį pačiupinėkį, kad žinotum kokio dydžio. Nu tai jau, suprantu. Jo? Nu, Ok. tai ką man ją daryti? Pabandysim pamušinę dabar. Tiesiog... Jo, aš tau sakysiu, ką daryti. Ok? Aha. Prieš mane atsistoji dabar. Bet dabar labai lengvai pasmugiuok dar iš pradžių. Kairė dabar. Hop. Jo, bet biškai įmuš kairę. Hop. Jo, ir nemuškai nesakysiu. Ai, gerai. Kai nesakysiu, tai tiesiog ant kojų judi. Gerai. Nu, davai kairę. Hop. Dešinę. Hop. Jo, ir kvėpuoji. Hop. Jo, ir nereikia žingsniuoti visada. Gali svorį tiesiog pamėtyti nuo priekinės ant galinės kojos. Va. Kairė. Hop. Dešinę. Hop. Ir kvėpuoji būtinai. Kairė. Hop. Kairė. Bam. Jo. O prisimeni su žingsniukais link manęs dabar. Jo, pamenu. Pabandyk su smūgeliu link manęs dabar. Kairė. Fū. Va, maldėt. Tik kitos rankos nenumesk žemyn. Kitą ranką užtai išlaikyk. Biškit bukės. Viskas. Kairė dešinė. Bam. Jo. Dar kartą. 1, 2. Va, labai gerai buvo. Dar. Hop. Jo. Dar kartą. Hop. Dabar kairė dešinė. Oha. Bum. Jo. Ir dabar darom kairę, tai pabaksnoji, o dešinė smigi. 1, 1, 2. Gerai. 1, 2. Va čia. Ir dabar tik tą patį su žingsniukais pas mane. Gerai? Gerai. Davai. 1, 2. Va čia. Šukėsi iš šono pabiškį link manęs. Va čia. Dar šukėsi, va čia. Ir vėl kairė dešinė. Irgi su žingsniuku. Jo. Hop. Va, labai gerai buvo. Dar laisviau. Su kairė laisviau stenkis pabandyti. Kairė. Tokius kaip prilėtimus padarai ir dešinę smūgį gerą. Gerai. Davai. Varom. Bam. Va čia. Dar kartą. Hop.
Hop, jo. Dabar kairę dešinę sumuši. Gerai. 1, 2, jo. Ir dabar vėl kairę dešinę sumuši ir atsitrauki ir dar dešinę. Gerai. Pabandom. Atsitraukite. Atgal, jo. Čiučiut atgal ir vėl. 1, 2, hop ir vėl. Bam. Va, labai gerai buvo. Dar kartą. 1, 2, hop, bam. Va čia. Ir stengiuosi kiekvienų smūgių tik sugebėti. Bet labai gerai buvo. Dar kartą. 1, 2. Oi, va čia. Ir kairė dešinė į priekį dabar. Gerai. Bam, bam, bam. Jo. Greičiau su kairė papusnuoji. Kairė dešinė iš karto. 1, 1, 2. 1, 2. Hop. Jo. Kaip sakau, tokių ritmų bandyk. 1, 1, 2, kad būtų. Tai pala, kairė dešinė. Jo. 1, 1, 2. Bam, bam, bam. Va, labai gerai buvo. Ir dar 3 kartus greitai tą patį. Gerai. 1, 1, 2. Dar kartą. 1, 1, 2. Jo. Ir kai kairė muši dešinė nekrenta žemyn. Dar kartą. Hop, hop, hop. Gerai. Pasivaikštum biškį. Žiūrėkit, treneri, o klausimas, kaip galvojat, kas laimės Sergejus ar Dirksys rugsėjai? Sergejus. Sergejus. Nukautų. Aišku, kova, žinai. Kova yra toks dalykas, būna visko. Bet šiaip žiūrint į patirtį, šiaip kovos stilių, sudėjimą, jėgą, viską. Visur mano akim tai Sergejus pranašesnis. Ir žinai, labai galiu palyginti, nes esu ir to šparingavęs jisai. Tai labai jaučiasi skirtumas. Jo, bet tai buvo senokai, vis tiek, aišku, kad... Blemba, metai laiko čia nėra labai senokai. O gerai, o tarkim, kaip galvojat, kas laimės, kaip prieš galvojat, ar Sergejus ar Pauliukevičius? Prieš? Prieš kovą. Dar, dabar jau aišku, žinom, kas laimėjo, bet prieš tai kaip galvojat? Aš tau žinok, atvirai Danieliau pasakysiu, aš kai tiek metų šitam sportė, tai man kažkaip net juokinga būtų kitaip galvoti. Nes kažkaip vis tiek Pauliukevičius viskas okei, bet blemba patirties mažokai. Bet šiaip gavo labai gerą šansą, gerą progą sustoti su geriausiu pasaulio kovotoju. Tai jis tarkim, labai maladėts dėl to yra. Ir šiaip, kad nepabijojo jaunas prieš tokį kaip Sergejų kovot. Bet šitam sporte yra lygiai. Aha, tai, patirtis. Jo. Tai labai gerai žmonės pamatė, o tu tai negulėk, davai stovimi. O, šitą kaip galvoju. Bet ar nenustebė? Prasidė kojas per kiršnis. Ką taip? Kojas per kiršnis. Taip va? Jo. Ratą. Koja, iš šonas, va taip. Ai, taip va? Jo. Davai. Ir išstovi dabar ant vienos kojos 10 ratų į vieną pusę, 10 ratų į kitą pusę. Na, aišku. Ir stenkis išstovėti visą laiką. Gerai. Rankas kur nori gali laikyti. Gerai. Kur patogiau. Bet kuo plačiau irgi. Ir stenkis kojas nepridėti prie žemės. Ore visada, jo. Gerai. Į vieną, į kitą pusę prasisugi. Bet argi nenustebino, kad prieš Šalkovskį, tarkim, laimėjo. Aš šiaip nesu Pauliukevičius fanas, bet, tipo, šiaip aš noriu, tipo, paklaus nuomonės, ar nenustebino, kad prieš, tarkim, Šalkovskį laimėjo. Nelabai šiaip. Šiaip laukiu tos kovos, labai įdomu buvo pamatyti, kas laimės. Nes Pauliukevičius susitiko tokie du skirtingi stiliai. Šalkovskis toks labiau taškuojantis, ant taškų mušantis. Pauliukevičius nukautų. O Pauliukevičius eina grinai muštis. Tai labai buvo įdomu pamatyti tą kovą. Ir įdomi ir kova buvo. Ir... Šiaip porą panelių vakar kalbėjau, sakė, Pauliukevičius buvo miestas, tikėsi, sakė, labai... Gerai, žiūrėk, prie save padėk. Sakė, labai prastai čiešina. Sakė, hujovai kalbina. Žiūrėk, davai padarom 10 YouTube'ų prieš save. Vieną koją dabar. Padarai YouTube'ą, atgal atsimeti ir vėl YouTube'as. Pala, tipo taip va? Jo. Tada. Jo, ir vėl atsistoja atgal, meti tą koją ir vėl su tą pačią koją į priekį. Aš taip padariau. Jo, tik gilesnį. Gerai. Jo, biškai pratambyti kojas reikia. Taip padarau. Nereikia kelio, man reikia 10 YouTube'ų. Padarai YouTube'ą, atgal atsistumi vėl iš tos pačios kojos YouTube'ą. Va, ir varom 10 tokių. Tokia taip va? Jo. Gerai. Ir tik tai giliau biškai, pratim daugiau. Partysim paskui. Jo, ir minkščiau stenkis. YouTube atsistumi. Gerai, kitą koją dabar varom. Kiek lėja žiūri? Gal gali paskaityti kažką, jeigu kažkas kažką rašo, kaip tik... Gerai, žiūrėk, dabar plačiai kojas pasidaryti, kaip virvutę nedarytum. O, šonį YouTube'sai. O, vieną koją pratempi. Jo. O, į kitą pusę. Vieną kitą. Hebrytę. Ir varom taip. O.
Stenkis vieną pusę pratempi, o apie kitą pusę. Pasilgi trefkių. Jo, pasilgau. Ko labiausiai pasilgai salį? Muštis. Muštis? Su mani muštis? Ne, bet... O su ko muštis? Tai su mani. Su maišu, su letinom, su jum, tai aišku pasilgau, bet pabaigai šitą pasiliksim. Bet labiausiai patinka mane pamušti, ne? Dabar tai pakeisti. Nu, boksuotis visiems labiausiai patinka. Aš tai dabar tu manau, kad turiu šansų po tokį traumuotą pakirsti. Mane? Traumuotą. Gali būt. Žiūrėk, atsistoji ant vienos kojos dabar ir 10 mostų vieną koją į priekį prieš save padarai. Taip tiesią koją į priekį meti. Ne, tiesiog ištestą koją į priekį meti. Taip va. Jo, ištestą tiesiog. Link manęs meti. Jo. Taip va. Jo. Gerai. Ir 10 mostų, taigi padarom vieną koją dabar. Hop. Ir ištestą stengiasi išmesti. Ištestą. Hop, va. Išmeti į priekį ir atgal paleidi. Išmeti į priekį ir atgal paleidi. Va. Ir vėl. Hop. Minkščiau stengiasi tik viską daryti, atsipolk daug labiau. Laisvesnė ta koja, nereikia tempus jos būti. Aukščiau į priekį mes, aukščiau į priekį mes. Kaip senukas čia koja keli. Ei, gerai. Kita pusė. Lėjo, kažkas kažką rašo? Bet į priekį mes. Net gal man reikia, o į priekį mes. Jo. Hop, gerai. Žiūrėk. Ir prisimeni, seniau mes muždom tokį makivarą vadinamės, tokią pagalvę keturkampą. Biškai pasižiūrėk, jinai kokio dydžio dabar. Taip, ir Voti, aukštis. Jis su kojom mušti? Jo. Ir dabar pasparti. Tiesius spyrius prisimeni? Jo. Jo. Puh, į pilotas. Tu aš noriu priminti, kas čia vyksta. Tipo, hebrytė, jeigu kažkas tik tais prisijungit, tai aš visiškai pilnai nematau, esu aklas. Čia va su treneriu, kovos menų. Šiandien darom live apie kovos menus. Jūs galite klausti, ko tik norit, bet ko, kad ir trenerių, kad ir manęs, viską atsakysim. Ir jo, gerai žiūrėjau. Jo. Kiek žiūri šį plėją šiuo momentu? Gerai, supratau. Na, žiūrėk, su kairė ko, vienas su kairė, kitas su dešinė. Gerai. Bet stipriai nemušk iš pradžių. Atsistokit stovėseną. Up, į stovėseną, kairė koja į priekį. Va čia. Ir dabar iš dešinės kojos, žiūrėk, aš ant tas, jo, ne šitą, žiūrėk, tu stovėk vietą, aš parodysiu. Va šitą iš priekio, bum, nustumimą tą, žinai? Aha. Va šitą. Ir iš dešinės kojos. Va, tik aukščiau, aukščiau. Gerai. Nu, davai. Bum, va čia. Žiūrėk, dabar kaip darai tą spyrį, iš pradžių paprastai tiesiog koją keli į viršų lenktą, ne? Jo. Ir paskui vienu metu pėdą ištempi pirštus į save. Jo. Ir stumi su koja ir dubenį į viršų irgi meti. Ok. Nu, davai, man. Bu, va, ir tu, stipriau mane nustumk. Gerai. Tu, va. Ir dabar nedaryk tokį, ne kaip smūgį, bet nustumimą dabar, nustum mane. Pasitenk kuo toliau nustumt. Davai. Tu, va, nice. Dar daugiau. Tu, jo. Kitą koją pabandom. O čia pakeist stovėseną? Stovėk ant tos pačios, tik svorį, mes ant galinės kojos dabar ir su priekinės stumi. Ai, gerai. Va, bum, bet irgi pastum. Stengies pastumt mane daugiau. Gerai. Bam, jo, aukščiau, tik aukščiau. Kažkaip su kairė sudėtingiau atrodo. Visiems su kairė sudėtingiau. Hop, jo, tik labai žemai jau šauni. Man į kelią šauni. Gerai. Pabandyk aukščiau. Pabandyk iš pradžių aukščiau koją pakelt. Bum. Jo, aukščiau koją pakelt ir paskui, kai aukščiau koją jau būna, va tada stum mane. Dar. Hop, jo. Ir nustum. Ne kaip smūgio, nustumi mane toli. Hop, jo. Dabar iš dešinės kelią mušim. Kelią. Jo. Ui. O kur kvėpavimas? Dar iš dešinės kelią. Ui. Aha. Dar kartą. Ui. Jo, dabar pakeiti stovėsiną ir kairį kelią. Pakeist. Jo. Žingsnis su dešinė į mane ir iš kairio kelio. Davai. Ui. Jo. Dar kartą. Ui. O čia. Dar. Jo. Dabar iš kairės spyris vėl tiesus. Spyris tiesus tas, kur prieš tai mušėm. Puh. Jo. Tik nustumk stipriau. Gerai. Davai. Ui. Ir vėl kairis kelias. Ui. Vėl grįžti savo stovėsiną. Dešinį kelią mušį. Ui. Su dešinę nustumi mane. Va čia. Žiūrėk. Dabar spirsi. Prisimeni kikus iš šono. Jo. Į koją. Kur iš pat pradžių norėjai daryti. Taip. Davai, iš dešinės man per koją. Pabandysim visi. Taip, Paladiški. Tik stipriai man nelūp, gerai čia. Jo. Ir šitą koją. Davai. Puh. Jo. Stipriau. Jo, bet aš taip pačiai kur. Jo. Bum. Va čia. Ir puh. Išpūdė. Puh. Va čia. Žiūrėk, dabar kai darai spyrį, ne? Pasistenk, kad tavo kulnas pakiltų ir ant tos pagalvėlės
Pėdai. Čia šitoj dalyje, ne? Jo. Čia kur to pagalėlė. Kai spiri, kad prasisuktumą per tą koją. Ant kairės kojos. Tipo taip va? Jo, Ai. ir tau kūnas turi Tai va. pakilti. Jo. Aišku. Davai. Va, super. Jo, ir kai padarai spyrį, tą pėdą turi atgal atsisukti. Ok. Nu, davai. Va, super. Biškai žemiau tik spirk. Labai gerai. Dar. Jo. Va, nice. Laisviau greičiau biškai ir dar daugiau stenkis pasisukti. Labai gerai. Dar. Va, super. Dabar iš tos pačios kojos aukštesnį. Aukščiau lygi pilvo. Pabandysi, gerai. Galima? Jo. Va, nice, geras, labai. Dar kartą. Ui, o čia. Dabar iš kairės kojos į žemą spirsi. Oi. Tai čia pakeis stovėsi. Jo, pakeiti stovėsiną. Blam, čia tai bus sunkiau. Nu, pabanu. Va, gerai. Dar kartą. Jo. Va, dabar viską gerai darai, tik stenkis, kai spiri daugiau pasisukti ant dešinės kojos dabar. Aha. Va, super. Dar. Jo. Va, matai, tu spiri, o šitą tavo koją kaip prikalta prie žemės. Man reikia, kad pakiltų kūnas ir pasisuktų. Ok. Viską prisimeni. Biškai jo. Viskas, davai. Ui. Aha. Neleidai tai pėdai suktis. dabar pasisemi, bet pasiskai. Sukis. Ta ranka, kai meti žemyn, stengis, kad ir padėtų tą ranką sukti. Žinai, tavo judesį padaryti iš dubens. Išinersis biškai gal. Jo. Dar. Ui. Va, geras buvo. Dar kartą. Ir pasistengti, kad kai suspiri, atgal papyrio grįžti tą pačią vietą. Ok. Davai. Ir, aha. Geras balansas. Gal man biškai su kairė kažkaip atrodo, kad žymiai sunkiau. Dar vieną. Hop. Gerai. Žaiba. Žinai, ką dabar darysim? Ką? Biškai atsipūs dabar ir eisim prie maišo. Gerai. Kaip tu lė? Viskas gerai? Jo. Tikrai? O ką žmonės rašo? Nieko, nėra klausimų. Visiškai. Dabar jau ir šiandien. Bijo visi kažką rašyti, nes bijom nuo tas Danielių paskui Prasileis bijo. prasileis per Žiūrėkit, šparnę. rašykit, kaip ryte. Sakau, ar kasdieną matot aklą kovos menų treniruotę? Čia tikrai ne kasdieną. Čia tikrai ne kasdieną. To Lietuva dar nematė, to pasaulis. Ne, gal ir matė pasaulis, bet Lietuva ne. Lietuva visi klikiti yra arba... Parodyk tu jam šešėlio biškai prieš kamerą. Arba O, davai, parodyk į kamerą. Arba apsimetė. Davai. Davai. Va čia. Va. Bam. Ką sakytų, Lė? Dar. Laisviau biškai laisvumo. Ne į jėgą koncentruokis. Gerai, va. Ne į jėgą koncentruokis, o į laisvumą į greitį. Reikia greičio. Bam. Va, po biškai grįžti. Po biškai grįžti į savo formitę. Atsipalaidavai. Dar. Gerai, atsipučiam biškai dabar. Ir eisim prie maišo. Prisimeni savo maišą, kur muždom pastovi. Ta ilga. Čia žiūrėk, Danieliu. Lidlo maišą. Lidlo, jo. Va čia maišiukas tavo. Okay. Biškai apsižiūrėk jį. Nepavargęs? Ne, normaliai. Galim varyti? Tuoj dar jums treneri vieną interviu klausimą. O... Bet argi nenustebino, kaip tarkim Rysys laimėjo prieš Kanišauską? Ar nenustebino? Nu. Nustebino šiaip, kaip taip greit primušė. Bet prigavo Kanišauską, Kanišauskas nesitikėjo. Nesitikėjo, kad Kanišauskas taip puls greitai viską. Galvojo, Ramykovo prasidės ir prigavo. Būna taip kartais, kai būni nepasiruošęs. Aišku. Klausia, kodėl kai reikia rankas užsuka taip taisyklinga? Žiūrint, nelabai suprantu pilnai, ranką pačią reikia užsukinėti, kad iš krumplio grinai pataikytume. Bet nesuprantu, ką turi omeny užsukimą. Būna kartais žmonės va taip užsuka riešą patį, tai čia tai nėra taisyklinga. Riešas tvirtai turi būti. Bet pačią ranką tai reikia sukti. Gal kalba tau sukimą, kaip aš šitaip dariau, bet čia šalkūnis. Jo, tai aš tau kaip prieš tai sakiau, kad šoninį kai muši... Čia šalkūnis. Iš šalkūnės čia Danielis. Čia viskas normaliai. Čia šalkūnis. Aš galvau, kad tu šoninį muši ir tau sakiau, kai ir šoninį Ne, čia šalkūnis per barzdą. Nu davai, varom prie maišo. Gerai, ką daryti prie maišo? Žiūrėk.
Biškai maišą pasižiūrėk dabar. Gerai. Nieko, laisvą raundą padarysim. Viską. Bet į rankos ir kojas, okei? Gerai. Bet žinai, ko nenoriu? Ko? Nenoriu, kad stovėtum ir draskytum tą maišą. Noriu, kad kartais lengviau pamušinėtum, lengvesniais smūgiais, kartais aštriau padirbtum. Ir nebūtų taip, kad įjungsiu, dabar pajungsiu laiką ir per pusę minutės save nužudysi ir neištemsi raundą. Tvarkiai. Okay. 2,5 minutės raundą padarom. Davai, už 10 pradedam. Ir dabar, jeigu žiūrėk rankas numesi, aš tokias lasdas pasimsiu, gausi iš lasdų. Varom. Va čia, va labai gerai. Labai gerai. Viskas super, tik dabar Biškį smakras reikia norėčiau, kad dar žemiau biškį būtų. Ką tokia? Galvo žemyn, smakras, žemai, smakras, barzdas žemai. Gerai, gerai. Jo. Biškį reikia kažkaip rankas gražiau dėliot, man Gerai, atrodo. gerai, viskas gerai, žinok. Viskas gerai. Viskas gerai darai. Va, super. Super. Gražiau. Laisviau, jo, tai biškį. Aha. Tiksliau, laisviau. Va, super. Молодец, dar. Hop. Liuks. Paspyras tenkis greit, koją irgi grąžint atgal. Suspyrį atgal koją greit grįžta. Gerai. Dar pusantros minutės tau. Aha. Ui, ir iš kitos rankos dar reikėjo atgal pabandyk. Tipo, Kaip šara bulėtas. Bam, ir iš kairės dabar dar. Atsisukinėdamas dar iš kairės gali šaut. Ai, tipo tai. Dabar bangos labai daug kas daro. Ui, nice. Tik vėpoks į vieną smūgį. Labai gerai. Dar minutė 15. Ir dabar žinai, ko dar norėčiau? Ko? Kad va kaip su kairė ranka čia va taip mušinėjai, norėčiau, kad iš šono irgi pajudėtum su žingsniukais. Gerai. Va. Bam. Super. Hop. Labai gerai. Vėl iš šono pajudam. Va. Kojytė, bam. Ui, ir koja. Kojų daugiau. Ui. Gerai. Dar kem sekundžių. Labai gerai. Pabandyk 4 smūgius paleisti. 4? Jo, tiesiu. Aha. Gerai. Bet tokia kaip serija. 1, 2, 3, 4, kad būtų. Bam. Va čia. Ir vėl iš šono pajudė dar pusę minutės. Ui. Aha. 20 sekundžių. Labai gerai viskas. Gerai. Ei. Ir greit rankos grįžta. 15. 10. Labai gerai. Ir galiuką padarom. 5 sekundės. 5. Ui. 3, 2, 1. Laikas. Maladėt, šaunuolis. Gerai. Nieko neskauda. Ne, tik tais jaučiasi, kad rankos biški atbukusios biški. Bet namuose vis tiek shadow boxą biški padarai? Ne. Ne? Ne. Žymė. Tik tais gatvėje. Ką gatvėje? Gatvėje nereikia. Salėje reikia. Salėje yra namuose. Taip tai ne, bet jaučiasi, kad alkūnis, tipo, muši ir belė kur pasileidžia, tai tas biški toks Jo. negražu, bet... Jo. Žinai, ilgą laiką nesportavai. Jo. Pavarytum biški dabar. Atsikautum greit. Šiaip tai galvoju, žinok, biški blogiau bus. Patik laiko. Galvoju, primiršęs daugiau būti. Primiršęs? Primiršęs, šiaip viską, ką darydom seniau. Kiek lėja žiūri? 8 gal. Gerai. Žiūrėkit, Chebrytė. Aklas. Kovos menų treniruotė. Aš visiškai nematau. Nuo 12 metų klauskit, ko norit. Viskas bus atsakyta. Bet kokio klausimo, ne tik apie sportą. Asmeniškumų čia nėra. Galite bet ko klausti. Treneris irgi kovos menų ekspertas. Galite atsakyti bet kokį hipotetinį, bet kokį klausimą. O kaip lėja, kažkas kažką rašė ar nieko? Pamušim lapkės dar. Turiu aš dabar lapkę, žiūrėk, tokias užsidėjau ant rankų. Tokias keturkampas didelės. Mes šitų jaučiu nemušę. Tokias muždom. Matai, tokias didžiulės? Jo. Ir dabar muši man į rankas, bet dabar pamiksuosim ir kojas jau irgi įkišim. Gerai. Ok? Jeigu kažkas lėja, kažką prašys, iš karto atsakyk, gerai? Iš karto. Chebrytė, rašykit hipotetinis klausimas, nesvarbu. Davai. Gerai, ką dabar daryti? Klausyk, kairė. Tiesus. Klausyt, sako.
dar kairė. Hop. Jo, Aš kažkaip nepataikau, ne? Jo, ką? Kažkaip nepataikau, ne? Dar kairė. Bum, dar kairė. Hop. Jo. Visada stengiasi tą pačią vietą mušti. Nes aš stengiuosi tau paduoti irgi visada prieš tave. Grinai prieš tave veidą, va čia duodu. Ne? Davai, kairė. Va, dar kairė. Dabar kairį tiesų ir dešinį per koją. Aha, aišku. Ui, va čia, jo. Laisvumo ir greit grįžti. Dar kairį tiesų ir dešinį per koją. Ui. Pastatai koją ir dešinį tiesų. Gerai. Nu, dar, visi 3 smūgiai. Bam. Va čia. Va, labai gerai. Į mane sutiesi. Dar tą patį. Gerai. Kairė, dešinį per koją ir vėl dešinį tiesų. Hop. Va čia. Ir dabar 1-2 dar. 1-2. Bam. Tai čia ir taip dabai dabar? Jo. Gerai. Ir vėl viską. Kairė. Bum. Hop. Ir 1-2. Aha. Tik kai sumuši ranką koją dešinę, padarom pauzę porą sekundžių ir tada. Gerai. Davai. Na. Ui. Ir dabar. Bam. Va čia. Aha. Ir dabar žiūrėk, po 1-2, saulutę su žingsniu prisimeni. Šitaip? Va, su kaip, jo. Ne taip, bet va, į kitą pusę. Su saulutė, nuo šonio. Blemba. Su žingsniuku. Nepameni? Taip, va. Jo, tik dabar į kitą pusę. Prisimeni? Va jo. Tai po kairės dešinės paskutinę šitą padarysim. Ok? Jo, gerai. Nu, pabandom. Į dešinę pusę? Jo, tik dabar stipriai nemušk nieko. Lengvai viską. Davai, technika. Bam. 1-2 sulūtė. Hop. Va, ir dar 10 tiesų. Ui. Aišku. Super. Nu, varom vėl viską nuo pradžių. Ui. 1-2. Hop, sulūtė. Jo, ir dabar dar po 10 tiesaus kairį šoninį ir dar 10 tiesų. Ble. Ne ble, o davai. Aš jau durnas, tai Gerai, viskas gaunasi. Aš jau neatsiminsiu. Gerai, gaunasi. Davai. Pala, po... Stenkis biškai mažiau galvot, galvą apkraut, bet tiesiog daryt. Gerai, viskas yra. Iš lėto, kairį tiesų, dešinį per koją, 10. Gerai. Bum. 1-2 sulūtė. Dešinė, kairį, dešinė. 1-2, 3. Va, super. O kairį šoninį, ne, reikėjo? Jo, šonį ir mušiai. Gerai. Šonis ir buvo. Davai, rankytės aukštai. Priboksuos už tai, žinau. Rankas nuleidai iškart boksuoju. Dar minutę mums liko. Davai, mušam. Davai. Gerai. Ui. Aha. Sorry, per Dar kartą. Ui. 1-2. Hop. 10 kairį, 10. Va čia. Nice. Aukštai rankos. Aukštai primuši, žinok, šparnio nesuloksit. Aukštai. Dar 5 sekundės tau. tą patį. Šitą ir kombinaciją mušinėm dabar iki galo. Gerai. Davai. 1, 2, 3, lang. 1, 2, bam, 1, 2, hop, hop, hop. 1, 2, 3. Maladės, labai gerai. Labai gerai. Hop. Dešinį dabar nustumi mane, tą tiesų spyrį darai. Ui, ir dešinį tiesų. Ui, kairį šonį. Ui, dešinį tiesų. Ui, kairė koja per koją. Kairė koja per koją. Jo, davai. Ui, dar kartą. 15 sekundžių. Ui, davai, ir ant kojų greit grįžti. Gerai. Geras balansas visada. Dar. Ui, grįžti į savo stovėsiną. Dar kartą. Į savo stovėsiną grįžti. Dešinį tiesų. Dešinį per koją. Ir dešinį tiesų kairį šonį. 10 tiesų kairį šonį. Jo. Bam, bam. Laikas. Pailsi. Žaiba. Malai. Nieko niks nerašė. Nu kaip? Gal tada treneris su Pauliukevičium kovos? Ne, abejoju šiaip. 7-5 kovosiu. Daugiau nieko nerašė, ne? Klausia, kur čia yra šitas salė. Fighter House, Savanorių prospektas Kaunas. Čia OFC sportininkai treniruojasi. Julija, Jo. ne, Julija. Mantas Kondratavičius nesenai kovojo FC Londone. Taip. Julija irgi kovodavo. Ai, bet tos jinai čia treniruojasi. Treniruojasi. Ai. Treniruojasi, kovodavo UFC. Dabar nežinau kaip kas, bet kovodavo. Nu, padarom dar medalį. O Vitas Karosas ne čia? Buvo čia, bet dabar Spartui Vilniui sportuoja. Ai, tai čia po Vilnių persikėlė sportuoti. Jo. Aišku. Jau glemba, žinok, prieš metus kokius.
Daugiau gal net. Nežinau, neprisimenu. Bet jau praėjo laiko. Rimkenzo palakur. O Rimkus pas Lukošiūnus. O tai čia Kaune? Vanduodė. Jo, žemuose šančiuose Drobės gatvė. Žinai, kur baldų turgus? Ne, ten, žinok, nežinosiu aš to klubo. Bet ten gal nauja atsidaręs, anksčiau tai aš negirdėjau, kad... Ne, ten žinai, kiek tas klubas laiko. Aš sportavau ten seniau porą metų. Tas klubas jau kokių apie 10 metų gal. Ką dabar treneri darysim? Padarysim dar vieną raundą ant lapkių ir paskui eisim pasiboksuot. Aišku. Tai gal dar ko kriaušės, ne? Galėsim grūšytis dar. Davai, stokis. Klausė Kenzo, kokioj kategorijai kovoja. Nežinau, įvairiai turbūt irgi. Man atrodo, Kažkada 7-5 matęs, kažkada 7-7. treneri, pažiūrėkit jūsų kategoriją, kodėl jūs prieš Rimkenzą nekovojęs. Nu tai gal papuls. O jūs kovojęs esat prieš jį kažkada kažkur? Aš gal sportavęs nemažai metų. Ai, Tai. gal nuomonės neklausiu, gal nenorit garsiai išsakyti, ar kaip sekdavosi treniruotėse sparingai su jo. Tai gal pamatysi kažkada kovą. Tai aš tikiuosi, kaip tik jūsų svorio kategorija būtų labai įdomu prieš Rimkenzą. Norėtum? Na, aišku, žiauriai norėčiau. Nu, tai va gal kažkada. Sunku kažką man pasakyti dabar, aš dar... Treneri, gal ilgiau atstovėsit negu 5 sekundės, kaip praeitas Rimkenzo kutose. Kur susivartė, nukrito, tiesiog nebekovosiu. What the fuck, ten buvo tragedija. Ja. Treneri, pažiūrėkit, kodėl Lėja tokia liūdna, gal jūs ją pralinksmėkit. Nežinau, Lėja gal irgi biškį nori prisimušti. Jis susikaupus darbui. Darbą atlikinėja, kad gerai būtų. Kad tu patenkintas būtum. Kažką rašo Lėja ir niekas nieko. Rašė, kad tu maladėt. Ačiū, bet tu, jeigu tik parašo iš karto, sakyk, gali bet kada. Kad žinotų, kiek žiūri? 7. Normaliai. Davai. Tai tikrai normaliai. Varom? Žaibuką. Gerai, ką darom? Čia, kairė. Ui, kairė dešinė. Ui, kairė šonė 10 tiesų. Kairį šonį 10. 10 tiesų. Ui, jo, dar kartą. Ui, va čia, dar. Ui, ir greit grįžta dešinė ranka prie veido. Gerai. Dar. 1, 2, atsitrauki ir dešinė. Atsitraukti ir tada Jo, ir 10 tiesų. Gerai. Dar kartą. Ui, jo, dar. Grožį Ir šonė 10 tiesų. Bum, atsitrauki, 10 tiesų, kairį šoninį ir dešinį kelią. Bum, va čia. Viskas, aš jaučiu, kad man smegenys atbuko, viskas, jau nauja informacija nebeįsirašo, viskas, na. Lagas. Šiaip dažnai, ką pastebėjau, trefėse būna žmonės pusės pradeda skirti iš to tokio galvojimo. Kai sakau, va ką daryti, būna daug galvoja, ką daryti. Ir kai paskui kairę muš, tai būna net nesusigaudo, ką muš. Bet labai čia viskas suprantama. Aš tai jaučiu, kad tipo jau... Gerai, viskas, važiuojam. Gerai, davai. Kairį šoninį, palaną, dar kažkaip prisimeni? Varom. Važiuojam. Bam, atsitrauki, 1, 2, ui, va čia, va super. Dar Gerai, atsimenu. Dar ui. Aha, šonis, kelias. Bum, ir dar 10 tiesų. Gerai. Ui. Ja. Dar kitą kartą. Dar kartą. Aha, sorry. Sorry, važiuojam. Jo. 1, 2, ui. Vos manis neprajungi. Gerai. Dar kartą. Iš lėto. Šonis. Tiesas, atsitrauki. Tiesas, šoninis. Ir sulutės kokia. Dar kartą, davai. Gerai. Šonis tiesus, atsitrauki. Šonis tiesus, atsitrauki. Tiesus, šonis. Bum. Ir tiesus. Bum. Viskas, supratau. Nu ir varom. 1, 2, ui. Nice. Super. Pataikė bez nieko. Gerai, viskas gerai. Dar. Ui. Jo. Bum. Gerai. Tik stenkis, kad būtų toks 1, 2, atsitraukiai, 1, 2, kelias ir vėl 1. Kad tie du smūgiai tokie laisviau biškai būtų. Gerai. Ir koncentruokis ne į jėgą, o į greitį, į stygumą. Cik. Tokie, kad būtų, žinai, smūgeliai. Jo. Greičio. Bet jau pabaigsim, atrodo. Šitą, su šitom pabaigsim. Paskui Davai, eisim prie kriaušės, ne? Jo. Prie maišo. Varom. Šonis tiesų, jo. Bum. Ui. Va, super. Kairė, dešinė. Ui. Dar kartą kairė, dešinė. Ui. Jo, 10 tiesų. Kairį tiesų. Ir dabar sulutę į kairę pusę. Bum. Jo, va čia. Ir dabar vėl kairį tiesų ir vėl ten sulutę. Kairė tiesų. Jo. Bum. O, ir čia dabar šonis kairys. Ir kairį šonis ir dešinys tiesus. Bam, va čia. Ir dabar viską nuo pradžių. Oi. Davai. Kairį tiesų sulutę ir kairį šonis dešinys tiesus. Gerai. Ir pakelk rankas.
Var, bam, bam, bum, bum, va, super. Pataikiau, bet Nesugaudžiau. sorry, Jo, sorry. viskas gerai. Sorry. Viskas gerai, nepagavau. Varom. Ui. Nice, labai gerai. Laisviau biškį tik. Varai. Ui, hop. Ma čia. Kairį tiesų ir dešinį iš kojos. Gerai, kairį tiesų dešinį iš kojos, gerai. Bum, va čia, dar kartą. Bum, dešinį tiesų kairį šonį. Kaip pakalbėjai? Dešinį tiesų kairį šonį. Ui, aha, dar kartą. Ui, 4 tiesus nuo kairės rankos. 1, 2, 3, 4. Aha, dar kartą. Davai, 1, 2, 3, 4. Bet visi vienu ritmu. Vai. 1, 2, 3, 4. Jo, dar kartą. Hop. Ir dar 3 kartus greitai. 1, 2, 3, 4. Dar. Ai, taip, gerai. 1, 2, 3, 4. Hop. Ir dar. Hop. Ir paskutinis. Hop. Laik. Žaiba. Ai, namas. Pauzytė man, viskas. Kas sunkiausia? Kas sunkiausia? Nu, Smegenim galvoti. smegenim. Ja, nu, tai buvo tas kažkaip jau ir tas pasimeti kairę, šonį, kairę. Tai buvo tas tokia koncentracija, tipo pavargus atrodo. Bet čia natūralu, pas mus visus juk yra čia. Žinai, dar dėl ko čia taip yra? HDMI. Ką? DHD. Šiaip, kad senai buvai. Labai greitai atitolsi nuo šito sporto iš tikrųjų. Nepasportuoji kažkiek laiko ir atbukinėjai greitai. Bet greitai įsivažiuoji paskui. Stovimės? Ir kiek dabar valandų? Be 15:08. Tai labai čia dar tik valandas. Žiūrėk, ateik prie maišo čia dabar. Jo, okei. Žinai, ką dabar darysim? Ne. Žiūrėk, tu būsi prie maišo, ne? Jo. Ir dabar nemuši, kol aš tavęs nepaliesiu. Aš tau paliesiu arba kairį petį, arba dešinį petį. Jo. Arba čia, ane? Nu. Jeigu paliečiau čia, pradedi kombinaciją, kokią nori nuo kairės rankos. Tai čia dar daugiau man smegenų. Jeigu paliečiau, čia iš vis nebus galvojimo. Čia tik ką paliesiu, su ta vieta turi kuo greičiau sureaguoti ir išmuš smūgį. Gerai. Jeigu čia paliečiau čia, ne? Jo. Tai su kairė koja turi daryti spyrį ir tada rankom varyti kombinaciją mušti. Gerai. Ką nori. Ir tas pats irgi, jeigu paliečiau dešinę pusę, su dešinę pusę spyris ir pratęsi rankom. Tvarkoj. Bet tau nereikia daryti super ilgos kažkokios kombinacijos. Tau man svarbiausia, žinai, ko reikia, kad kai paliečiau, kuo greičiau sureaguotum. Bandom? Gerai. Bandom. Nu jo, ir dabar minkštai man koju, čia va tavo poilsis. Laukiai, bum. Jo, gerai. Pala, Va, kažkaip super. tai Gerai. atsigaut, gerai. Viskas gerai. Labai geras spyris buvo. Labai viskas gerai. Tai per toli, Jo, kaip jo. savo per pėdą. Stenkis, žiūrėk, kai kiti stoikiai ne prie maišo. Jo. Vietoj tiesiog peršok. Prisimeni switchą. Na jo, Tokį. tipo vietoj. Jo. Bum. Gerai. Ir nespirks taip iš kairės kojos bent jau. Gerai. Senai spardėm. Nu davai. Koja. Ir varom toliau. Kairė biški jo. Jo. Čiup. Iš dešinės žiauriai gerai pataikai. Žinau. Aha. Laginė. Biški greičiau. Va, gerai. Ir su kiekvienu smūgiu stenkis kvėpuot. Gerai. Bam. Aha. Pu. Va, super. Nestipriai čia. Ir rankom. O, ir rankom. Va, gerai, grįžti vėl į savo stoikę. O, vėl switchas. Bam. Super, vėl į savo stoikę. Pusė minutės. Jau, pajudam biškį vieną kitą pusę prie maišo. Vieną kitą pusę biškį pajudam. Su ranka jo visada pasimatuoja, kaip seniau darydam. 20 sekundžių dar. Labai gerai. Ui. Nice. 10. Ui. Vėl balansas geras. Ir visada maišą biškį pristaikyk. Prisimink, kur maišas. 5. Ir paskutinė. Liuks, laikas. Pasivaikščiau. Nepakirto pečių? Biškituko, bet nebaisi. Neturėtų, jaučiu tau per daug kirs. Tu kaip plaukimo varai, pečiai stiprus pas tave. Nevarau plaukimą aš. Nu, varydavai. Jo. Vis tiek, žinai. Tai šiaip Tavo kūnas net vis tiek kaip plaukiko. Kiek šiaip metų atvaręs plaukimą?
Tavo sudėjimas visas toksai, kaip grinai plaukiko. 6-7 metus. Nu, Bet šiaip, tipo, einu vis tiek dabar į salę sportuot. jo. Kiek lė žiūri? Ką? 7. Šiaip smagu, kad tik laikos iš vien normalus ganėtinis skaičius. Jo. Kas, nieks nieko nerašlė. Nu, va. Nu, boksiuko biškį. Tipo, prie... Prieš mane? Ai, okei. Norėjai pasiboksuot, sakė, ne? Nu, bandom. Galim biškį pasiboksuot. Aš pasiėmiau šį pirštinės ir aš žinau, kad tu norėsi pasiboksuot. Visada nori pasiboksuot su manim. Gerai, pabandom. Davai. Gerai, pabandom. Ai, nu tau kapą padarysiu iš popieriaus kokią. Ką taip? Kapą, dantų apsaugą. Nereikia čia prieš mane. Taip. Aš tai įsidėsiu. Pasiėmiau. Gerai, muzika gal reikia pritildyti, kad aš geriau girdėčiau. Aha. Nu ką, hebrytė, dabar bus treneris. Parašė, maladės, kad viską turi, bet nieko nedaro, tai jūs stiprus. Jo, kaip tu sakai, kaip čia kas parašė, nežinau, bet kaip tu sakai, kiti turi ir... Kas? Rokas. Ai, rokai, va, kiti turi regą ir nesportuoja, o čia... Aš nenoriu, kad aklumas mane stabdytų daryti tai, ką aš noriu daryti gyvenime. Tai neturėtų būti stabdis. Ką, hebrytė, dabar kas bus, tai treneris irgi užsidės pirštinės ir mes pabandysim eiti viens ant vieno. Aišku, Ar parašė geriausias live tiktokas iš lietuvių, kokį esu matęs, pagarba. ačiū tau labai, labai malonu girdėti. Pafollowing, tai bus reelsų ir iš to laivo daug. O gal salės raktus iškarduoti, jeigu mane iškirsi, kad užrakintum. Dėl salės raktų. Rašykit, kas galvojat, kad laimės, ar Danielis, ar treneris. Bliama, gaila raišio. Bet nesąmonė, biškai, Danielis už mane žymiai daugiau sveria. Bliama, gaila raišio, neturim akių. Čia taip norėtum pavaryti? Būtų įdomu. Pasisvaidyt. Būtų įdomu, ne? Gerai, pažiūrėsim. Bliama, aš kaip dabar gausiu per pilvo, reikia presą laikyti į tempus. Štai dabar gausiu porą bankų. Aš laiką perimsiu. Ką? Padarom 3 raundus po 2 minutės, gerai? Ai, mus numirsiu. Nors bus labai rimtai. Ir kiek procentų jėgos naudojam? Tai treneri, jūs kokią 10, aš kokią 100. 110, ne? Jūs 10, o 100. Ne, tai 100 tai čia nebus, taip tiesiog. Bet be kojų, ne, ar su kojom? Aš tik su kojom ir su keliais. Ne, aš tik tai keliai ir alkūnės. O tu tik rankų. Blem, aš galvoju. Ne, lengvai pasiboksuojam. Bet be kojų, ne? Jo, lengvai pasiboksuojam. Pala, aš tik biškį kapą įsimėsiu ir piršinės. Aš tau pasakysiu. Ai, na savo kapą. Lengvai pažaidinėm. Gerai, dabar hebrytė, žiūrėkit. Galim? Palauk. Nu, visada sužailuojam. Žailuką. Nereikėjo trenerių. Davai. Hop, davai. Mamaulia. Hop, va super. Davai. Hop, ir greit rankos tik grįžta. Ir aukštai tik rankas. Ir greit grįžta. Hop, va. Mamaulia. Hop. Gerai, viskas gerai. Ui. Tik rankom sakoma. Kaip geriau. Vos neiškirtų manęs tik. Dar minutę. Dar. Aha, aukštai rankas. Dabar. Aha. Va čia. Pavlė. Tik rankos aukštai visada. Rankos visada aukštai. Rankos aukštai visada. Prisimeni, sakai, kad alkūnės laikai aukštai. Kiam sekundžių dar? Čia tai rimtas buvo. Kiam sekundžių dar? Labai. Hop. Labai gerai. Hop. Dabar pavargo lanėlius ir dabar galima duoti vėl į pilvą. Davai, 20 sekundžių. Eik, tu nakui. Teisėjas jau turėtų tą skaičiuoti. Jau vieną lockdowną turi. Davai, toliau. Hop. Labai. Hop. Oi.
Laiką. Ja. Laikas? Jo. Ai, gerai. Bet po minutės iškart vėl judam. 3 raundus, tokius padarysim gerai. Galvoju, patikrinsi mano klubą? Jo. Gal biškai. Šiaip viskas gerai, tik žinai, ką pasisteng dar padaryti. Pasisteng ne visus smūgius mušt tokius visus aštrius. Tokius. Pabandyk kartais lengviau. Aš blemba, tai Lengvai, bam, tada susprogsti. Kad aš nežinočiau, kada tu šausi. aš tai jaučiuosi toks biškai padrikas, toks tiesiog biškai mėtuosi. Man labai lengva nuo tavęs apsiginti, nes aš matau, kada tu muši. Tu išsitempi ir tada muši. Pabandyk kartais biškai, tai pabaksnuot ir bam, tu daugiau smūgių tada sumušti. Aišku. Pabaksnuoji lengvai ir tada stipriau muši. Ir už 15 sekundžių toliau judam. Nieko lėja niekas neparašė. Klausia, ar Sergej, kaip manote, ar Sergej steroidus vartoja? Nemanau. Bum. Viskas, girdėjot. Bum. Nu, davai, var. Važiuojam jau? Var, ja. Prisimink, ką sakiau. Va čia. Ir žinai ką, į pilvą irgi reikia, kad muštum. Pala, kaip. Tu man, kad į pilvą muštum čia. Šitus. Ai. Davai, valyk. Ai. Valyk, stipriau pilvą. Į pilvą išsivaš jėgos mušk. Jo. Jo. Ir greit rankos grįžta. Davai, gerai. Gerai. Iškrausim varštaną, iškrauti. Gerai. Ir aukštai rankas, Stenkis visą raundą išbūt. Aukštai rankas, aukštai. Ir ne visus stiprius, kaip sakiau. Davai, dirbi. Ir vėl biškai vėl pailti. Vėl pavargti, vėl gausi galvą. Aha. Kiek liko? Kem 5. Eina. Kem 5. Wow, ir vėl aukštai rankos. Kurva. Aukštai rankos. Ir grįžta. Grįžta rankos. Vai. 20 sekundžių. Mušiu, žinau, iki pertraukos. Mušiu. Davai. 10 sekundžių, vėliau. Dar, davai. O čia. Oi, Jau. malės, žaiba. Dar vienas raundas. Bet normaliai išjudi šiaip dar. Tu visą raundą stipriai lupi ir išjudi dar normaliai. Dar už 5 sekundžių vienas raundas tau tavęs laukia. Ai, nachai. Kur dabar esi? Reikia man teisėjo, trenerio kampe Bet ringo, vieną knockdowną jau prasileidai kad motyvuotų mane. pirmam raunde. Jau būčiau gulis į galą ir antrą, man atrodo, savo norą. Kažkas kažką rašulėje? Rašo čia Jungle Kingas. Panašiai. Ja. Jungle Kingas būtų mane paėmęs kaip aklą. Pakovoti. Jeigu Jo, būtų jau- paėmęs, būčiau pasitreniravęs, Ką būtum nukirtęs? kad ten nelabai, žinau, kad kažkas Vis tiek kovoja. nukirstum, ką nors. Norėtum nukirst, ką nors. Čia manęs daug laisnėjai papasakok tu. Aš tai norėčiau. Ką norėtum nukirst? Paulių Kevičių, tarkim, man patinka šitas grybas. Dėl ko? Šitas grybas man patinka. Dėl ko? Šiaip drįstys man patinka. Sogis, raundas prasidėjo. Drįstys man patinka visai. Rimkenzo toks, pem, nežinau, nelabai gal. Davai. Paskui pasižiūrėk. Paskui raundas, davai. Chebrytė, paskutinis raundas. Vai. Va. Ir į pilvą irgi muši. Į pilvą irgi reikia. Biškai ir pasigink, matai. Pasigink, biškai. Hop. Malodės. Išsikrauk. Vas tai primušė. Ką, tu mane mušė? Pasikeikim į pilvą. Davai. Atsakyk mane. Iš tau. Alkūnė neišskė.
Davai, dar minutę. Ai, tu Davai. Mūsų gali pilvo, žinau. Davai. O čia, 5 sekundžių dar. Hop, hop. Biški pamušiai, biški pasigink. Biški pamušiai, biški pasigink. Stokit, davai. Čia. Ir aukštai ranką. Aukštai ranką. Eik tu nahui. Pusę minutės dar tau. Mano pilvas. Davai. Gerai. 20 sekundžių. Va, man vėl 15. Dar. Tik aukštai rankos. Nugailė. Va čia. 10 sekundžių. Labai gerai. Aukštai rankos. 5. Ei. Jau. Ja, laiką. Žaibuką. Malės. Ištempė į 3 raundus po 2 minutės. Mėgėjų varžybose būna toks laikas. Raundai to prasme po 2 minutės. Ačiū. Bet koks čia šaunumas. Eik tu namas, treneri. Man biški kojas skauda ir pilvo normaliai. Na, aišku, pilvo praeidinėja. Bet į koją irgi neblogas lipo. Žinai, kodėl į pilvą mušiau? Kad saugočiau. Jo. Kad įtempęs laikyčiau. Nes tu trefkės pradžiai irgi prisiminęs, kad alkūnės kiši į priekį labai. Jo. Tai va. Biškai norėjau užsmeigti. Galite sekti? Jo, tai. Duot vandenuko. Tai tuoj pasimsiu, tai privačius. Da, man piršinės padėsiu. Vandenukų reikėtų Po biški. to vandenukas čia. Prašau. Ačiū. Tuoj. Kiek lėja, žiūri. 7 žmonių metė, kaip aklas sumušė normalų. Ne? Gerai, treneri, tai... Tuoj, palaciai, kaip pojai paklausi. Tai kaip treneri, tarkim, aklą treniruojant, jums atrodo kitaip negu matant į pavyzdžiui. Kitaip? Kas kitaip? Šiaip man žiauriai įdomu buvo pačiam su savim padirbti irgi, kai tai... Nes viską kitaip prikaišėm. Jo. Negaliu, geriausiai tai yra pačiam parodyti. Jo. Ir rodant bandyti aiškinti. Bet tau neišeina rodyti. Tai reikia prisitaikyti labai prie tavęs. Ir su tavo pačiu kūnu bandyti rodyti. O ar... Šiaip būna kartais. Bet kaip jūs sakot, reikia pristaikyti, ar tai labai buvo sudėtinga, ar ne? Man pačiam? Jo. Man pačiam tai easy. Man labiau tai įdomumas toks buvo. Ne tai, kad sudėtinga, bet įdomu labai buvo. Pačiam savį išbandyti, žinai, tokiai. O šiaip kaip, tipo, pavyzdžiui, aišku, čia dabar buvo po metų treniruoti. Bet šiaip aplamai, tipo, kaip galvot, jeigu būtų aklųjų, tarkim, jeigu užsidengtų visi akis, tarkim, aklųjų, jeigu būtų kovos menai, ar būtų įdomu? Man patiktų žiūrovom. Bet jaučiu, gal įdomu būtų, jeigu, pavyzdžiui, daugiau žmonių tada į ringą įleisti. Kodėl? Nežinau. Šiaip užsienį tai vyksta kažkur, ne tokios kovos? Man atrodo, kad matot, vyksta, yra paralimpinis aklųjų dziudo. Dziudo yra. Šiaip apskritai aklieji ant imtynių, ne? Labiau, kaip tu galvoji? Jo, imtynių, bet man asmeniškai imtynės tai atrodo, kad neįdomu. Man asmeniškai atrodo, kad įdomiau taip, va, kai mes, tarkim, dabar ėjome, ne? Jo. Ir jūs man ten, aišku, pataikot, nes užmatot, kur aš atidengęs, bet įdomu. Ir aišku, mano tie smūgiai kaip aklų, tipo, tokie padriki, kur, tipo, taiko į blokus, nu, tipo, jūsų gynybą pataiko tiesiog. Bet įdomu, kaip, tipo, vyktų tarp aklųjų. Manau, kad čia toks būtų toks žaidimas vos ne. Kad tu pataikai, jis bando gintis, tada tu žinai, kad atsitvers kažkur ir kitą taikai vietą. Jo. Žinai, galvoju, jūs turbūt vienas kitą bandytumėt skanuoti pagal garsus. Nes tu vis tiek, pavyzdžiui, jauti, kai aš tau mušu smūgį, kaip priartėjau prie tavęs, ne? Jo. Tai manyčiau, gal reiktų ant to irgi dirbti. Bet aš manau, bandyti kažkokią sistemą atitaikyti, kad, tipo, žinau, kad kairė muši, tai jis bandys, nu, tipo, aš žinau, Nu, čia jau trenerio darbas būtų iš kampo. Jo, aš manau, kad yra tam tikra sistema, kad jeigu mes mušom kairę, tai dažniausiai sekantis bus į dešinę. Taip, tu pirmą smūgį sugeri kairę, tu iš karto bandai gintis dešinę. Jo. Bet tu pačiu gautas toks apžaidinėjimas, gali iš 2 kartus į kairę mušti tada. Jo.
Jo. Toks gautas Įdomu šiaip įdomus. būtų pamatyti. Aišku, apsaugas reikėtų ant kiaušinių susidėti, nes jeigu iš kėlinio, tarkim, gautum tokį, vat... Ten kiaušinių tai visi apsaugas dedasi. Ai, visi. Panos irgi net bandažas šiaip dedasi, kai kovoja. Bet ar tiek nuo kiaušinio apsauga tikrai apsaugo? Nu, tipo... Kažkiek apsaugo, taip, žinai, vis tiek neatviras smūgis gaunasi, vis tiek ten bandažas toksai, dažniausiai plasmasos plastmasės tokios būna. Tai apsaugo iki tiek, kad nebūtų labai žiaurių. Nu, tai- Šiaip Kaune prieš kokius metus girdėjau, čia vienam bachuriukui buvo trūkęs kiaušiukas. Ai, nu. Per trefkę pataikė. O jūs esat nukauto patyręs? Ne. Nesat. Nesat išsijungęs, išskridęs biškai bent minimaliai. Esu tik vieną kartą per šparingus išskridęs. Kaip jau, koks jausmas? Su boksininku tokį šparingavausi ir tiesų pataikė man. Tai va, toks knockdownas, pajaučiau, ką reiškia knockdownas, tai jisai man labai dvejintis pradėjo, vaizdas plaukėt. What the fuck, oi, nu. Ta prasme, kaip du žmonės, žinai, pradėjo darytis. Ir pats jaučiau toks visas, kaip banguoju. Ir ausyse labai spengt pradėjo. Bet išjudėjau raundą ir po raundų dar paklausiau, tai nepamatė, sakė jisai, kad plaukiau. Namas, bet man, aš taip būčiau sakęs, viskas, baigiam treniruotę man tada. Blembovas, žinok, ir yra svarbu trefkiai išlaukti tokius momentus. Kad neparodyt priešininkui, nes kai kovoji priešininkas, jeigu tik pamato, kad tau kažkas blogai, automatiškai pas jį daugiau jėgos, ištvermė, nu visko dabar. Tai žodžiu- Didesnis noras priboksuoti priešininką. O kaip mano smūgiai patys, kaip tipo patį... Stiprus, tu fiziškai stiprus šiaip iš savęs, tu prie sporto. Dėkui, Jaučiasi. Reikia veidą pažiūrėti, ar nedažymas. Ne, Šiaip apsigyniau atrodo. Bet šiaip, treneri, o prieš ką dabar labiausiai norėtumėt sakau, nu, nes vis tik mintyse turit, jeigu dabar sugrįžtat, nu, tarkim, po pusės metų sugrįžtat pilnai savo formui į sportą, koks pirmutinis vardas, kurį norėtumėt prasibandyti? Nelabai žinau, man kažkaip įdomus gal vardai. Aš labiau gal noriu kovoti. Aš žinau, kad visi nori šou, nori tokių ginčių kažkokių, kontento kažkokio žmonės nori. Tokie darbo laikai, bet aš pats tai nelabai to. Nežinau, ką duos to kovosiu. Ką duos tos kovosite, ne? Bet vis tiek mes, aš manau, kad jeigu aš būčiau kovotas, nu būtų tas vardas, kur aš mintysi galvoju, blem, kaip aš norėčiau su juo sukovoti, taip savo pike, po traumų, po viso atsigavus, norėčiau tą vardą, aišku, jūs dabar sakot kukliai, ten pofik tie vardai, ten prieš ką duos tą reisiu, bet nu vis tik mes mintysis svajonėse turim, kad blem, norėčiau prieš šį save išbandyti, nu savo... Taip, jeigu tai šiaip Avlasevičius. Avlasevičius. Jo, Avlasevičius, norėčiau su Avlasevičium sukovoti, bet norėčiau, žiūrėsiu, kaip su sveikata man bus. Norėčiau prasivest kažkiek dar kovų. Ir aišku, reiktų žiūrėti, kaip tos kovos baigsis. O kokiom taisyklėm? Nes šiaip Avlasevičius man toksai top 1 Lietuvoje yra, mano kategorijai. O prieš kokiom taisyklėm? Tai kickboksą. Aš tik kickboksų kovoju. Tik kickboksą. Aš neimtiniauju. Čia pas mus Vatirhausas MMA klubas, bet aš pats neimtiniauju. Kickboksą, ne? Jo. O kas jūs treniruoja, pavyzdžiui, šiuo metu? Mane kas treniruoja? Jo. Stabuliauskas ir Donatas Uktveris. Ai, bet jūs sakėt vienas dabar biškai dar, tai kol gydutės, treniruojatės, ne? Tai džime pagrindinė. Ja. Apskritai šiaip šitam sporto daug turi vienas dirbti. Labai. Supratau, tai ką, ačiū labai už treniruotę, žiauriai, ačiū. Viskas, prašom. Malonu. Tik smagu pasimatyti, buvau po tiek laiko vien tik. Žinau, o pilvas jau gynės jau. Jau pajaučiau apsikabinės. Lėja, tai dar laivą neišjung, gerai? Dar laivą neišjung. Dar neišjung. Kur gertuvė mano? Gertuvė? Jo. Čia panašiai. Kiek žiūri šiuo momentu? 8. O, žiūrėk, mes pradėjom kalbėti, iš karto skaičiai kyla. Tai buvo 100 galbūt. Rimtai? Geras, mes galim net nesportuoti, tiesiog kalbėtis. Nu. O kažką rašo lėja? Nu, kažko klausimą, tai nelabai. O komentarų kažko šiaip? Pasakyk, kad jam tikrai netinka tokia sporto šaka, nes bijo gauti. Čia... Kam tokiam? Čia Danieliui. Ai, jo, aš bijau gauti. Ateik patikrinsi šitą bachuriuką, pažiūrėsi. Ne, ta šiaip, nu, tipo, kai mes kovojom su treniru, tai čia dar buvo biškai tokie, nu, plius minus biškai dar vaidyba, aš ten, kai gaunu tą pilvą tyčia, susilenkiu, pavaidinu, kad skauda ir panašiai, taip tai būtų, tipo, rimtai, tai aš, tipo, nu, nerodyčiau, kad skauda, bet čia, tipo, dėl kontento dar biškai kokį smūgelį pavaidinį. Nu, bet jo, einam tada jau link Rūbinės po biškai, dar tulėja vis tiek filmą galiu toliau, nes viskas okei čia. Aš nepersirenginėsiu, taip ir varysiu iš karto. Aš tai eisiu dušiuką turi šokti. Ai, okei. Eisiu, bet einam po biškį jo. Palaisiu, man čia viską reikia susirinti daiktų. Gali dar žiūrovai rašyti, kur. Keistumą, tas kaip skaičiuoti.
Ką sakė? Nu, ar parašė, nu kam tu meluoji, žinau, koks iš tiesų myžnis. Ką parašė? Jeigu tu žinai, koks aš esu myžinis, tai tu man tiesiog į privatą parašyk. Ir mes galėsim susitikti, kad ir šį vakarą pasitikrinti, kuris iš mūsų myžinis, žinai. Arba šiaip atvažiuok. Dabar dar kol persirenginėjom. Aš žinai, tas žmogus, kur už basarą mėgsta atsakyti, jeigu tipo myžinis vadini, tai gerai, galima įti Vinsaliną, tada aš dėl kontento gal nesusilankstysiu. Galim nulėkti, ne, gal dar aš dar neįsimaudžiu. Ne, tai aš viens nulėksim. Padėjų nereikia, man, žinau. Aš garbingas viens ant vieną. Aš tai pasikunduočiau. Kampen pabūtumėt. Nu, kaip trefkytė? Normaliai, šiaip tipo įsijudėjau. Fainai įsi... Kaip tau lėja, šiaip koks komentaras žiūrint iš šono šiandien buvo? Koks vaizdas iš šono žiūrint? Man tai įdomu buvo pamatyti. Visai jo. O tu pati norėtum išbandyti šitą sporto šaką? Gal. O tu buvus kažkada, kažkokį trefkį panašiai? Ne. O tu šiaip kaunietė, ar ne? Dabar Kaune gyvenu. Yra pas mumis merginų grupė. Ir mišrių grupių yra, ir merginų grupė. Bet treneriai plaukikiai eina. Plaukikiai, jeigu tipo neįtų profesionaliai, tai išbandytų. Ne, tai jo, tai viskas sakai. Kiek pas jūs treneriai vieną treniruotę kainuoja? Pas mane treniruotė 10. Ne. Asmenį 30. 30. Apie grupinę, porą grupių turim. Ir aš paprašysiu jos vaikinų, kad eina pirkti. O šiaip turim dar panų grupę ir labai gera trenerė, labai faina. Julija? Julija. Ai, tai... Tu žinai, pažįsti? Ne, tai aš tiesiog žinau, kad jinai UFC kovojus, čia ta pati. Jo, ir jinai panų grupę turi. Tai labai rekomenduočiau nueiti pas ją. O tai kiek kainuoja? Ir žinok, ateina, čia ne visi sportuoja, kad varyt kovoti ar ten... Tiesiog, pas mane trefkas ateina tokių žmonių, kur net nesišparinguoja, vieni sportuoja. O pas Juliją tai irgi, aš seniau būdavo vesdavau kartais asmenkės ir Julija vesdavo grupės, tai matydavau, kad ateina visokių ir jaunų iš vis mergaičių ir moterų vyresnių, virš 5 metų. Tiesiog, žinai, kaip prasidinimą, daug kas renkasi iš šitą sporto šaką dabar. Pas mane irgi varietetos grupės kaip mišrės vedu, tai... Bet tai ant bangos dabar šitą sporto šaką dėl to visokių jutimėjai, pritausiu promot, dėl šitų dalykų, nu, visiems čia, kas kovos menus, nu, vat, turi klubus, naudą, man atrodo, visi šitie dalykai. Tai jo, dabar šitas sportas ant bangos. Ant bangos labai dėl to visokių jutimėjai dalykų ir visa kita, dėl to pikul ir drikščio. Nu. Žmonės mėgsta šau. Nu, blemo, ten gal meiliai tikra, pikulis. Pikulis. Oksana ir pikulis. Jo, visai fainai šiandien prasidėjom. O šiaip treneriai kaip... Kada atvarysi dar ant šparingo? Nežinau, dabar žinokit, jeigu daryčiau laivą, tai man atrodo atsivešiau antrą aklą. Turiu mintį vieną bičiuką atsivest, bet jisai nelabai ten su kovos menu sutikęs, su lankęs, bet manau būtų labai įdomu žiūrovams pamatyti, būtent kaip aklas prieš aklą kažkiek biškai pakovotų. Tai nebent tokį gal kažkada, bet ateityje padaryti, bet pažiūrėsim, dar visokių planų vis tiek turiu visokių ateityje. Jo, žiūrėk, tavo tapkė čia po dešinę bus. Ai, okei. Čia šitos mano, o tavo dar po dešinę, va čia jo. Ne, tai manau, jau atsisveikinom, žodžiu. Ačiū visi, kas žiūrėjot. Ačiū. Kažkokia